Mes vyrai, žinai, gerai juokauju. Tai ką, pjaut? Einam, pjaunam. Pasirinkit, ar rankiniu būdu, ar Ranka. mechanizuotai. Tai reikia Gal nori su tuo? Nu, galima ir su tuo, tai su šito linksmiau. Tik atsargiai nesusižeiskit rankų. Taip, kad nereikia, specialistai. O, matau. Pabandykit, Aš tai galima su tuo. Mes šakutę gal Atsargiai nesusižeiskit rankų. Čia toksai istorinis pjūklas. Gerai, ačiū. Neliūdėk motulė, kad keliai vilioja, kad skrendu lyg paukštis iš gimtų namų. Kokie platūs toliai, kokie svaigus aukščiai, kad sparnams išaugus daros neramu. Kokie platūs toliai, kokie svaigus aukščiai, kad sparnams išaugus daros neramu. Neliūdėk motulė, kad prie vaišio stalo šiemet vieną vietą pasiliks tuščia ir neduos iš rankos tau baltos gėlelės. Tas, kas vakar davė, kas sėdėjo čia ir neduos iš rankos tau baltos gėlelės. Tas, kas vakar davė, Jo, nori čia iš Tauragės, supranti, apsilankyti, pas jumis pasižiūrėti. Tai arba, bet tai, kaip sako, sutarsim iš anksto, neskubant. Rugpjūčio 4 aš dirbu. Nu, aš pasakysiu jiems, jeigu... Nes matai, jie irgi dirba, ar galės išvažiuoti, nes iš savo višinti. Nu, keliaukim ketonu. Tai viską... Ačiūkypsas. Kaip visada jau. Klubo mama. Klubo mama jau yra įamžinta kažkada, tai... Jo, labai džiaugiuosi. O aš čia valgiau kartu. No, yra
Nu, smagu susitikti dar jie. Visi tarė, gal jau paskutiniai metai kitais metais, o kitaip nedaryti. Tai vis vien Kilo problemų, biški, elektros nėra, tai nežinau, kaip gal bus. Nu, kažkaip galingumus mažina ar ką, automatus pakeitė ne laiką. Nelaiko, ne? Sveiki. Ir generatoriaus dar nepajungsi. Nu, tai yra. Einam pažiūrėti. Šeima jie nori. Toliau. O tai kur čia dabar man? Juozas vienas yra. Jeigu kas, ne. Čia šeima. Aš kitaip darau. Sveiki. Sveiki. Kaip tas gyvenimas, galvomis. Nu šaunuolis, eikit ten. Labai faina. Nereikia neprisidirbti, kad atsidurti VIP sektorija, kur viskas įskaičiuotama, kur yra bendras stalas. Mes nabagėliai. O čia prašau, VIP sektorius. Vaizdas į jų, atsiprašau, Jakną. Čia valgiai pats. Dabar galit pradėti kalbėti. Aš kitaip pasakysiu. Moterį. Palaukit, kas? Čia. Į sektorių. Ačiū labai. tą patį pakartosiu. Būtų mažai lietaus, kad būtų gera nuotaika, kad smagiai praleistumėm laiką. Все равно о тебе вспоминаю. Завтра я буду дома. Завтра я буду пьяный.
kad sektųsi gyvenime, palinkėti. Ir jums taip pat norėčiau paspausti ranką, kad mylėtumėte savo žmoną, kad būtumėte laimingi. Aš esu tavo rankose, lūpose, skruostuose, raudonumu, šiluma, švelnumu. Aš gyva visose tavo kino juostose, jūrų uostuose, vėjo ošimu. Aš esu, net kai čia ir nėra manęs, neišsigask. Esu kažkur ore, aš vėliu, vėjų perlieju tau gatves, nėra manęs ir aš šalia. Vidury žemyno prie vandenyno mano įprastui orą leidai, sukūrei sniegyno gilumoj, ledyno aukštumoj, kalnynų mano juokas aidai. Vidury žemyno prie vandenyno mano įprastui orą leidai, sukūrei sniegyno gilumoj, ledyno aukštumoj, kalnynų mano juokas aidai. Aplinkui nutarusių vardų. Vytūniai. Atsiprašau, ne Vytūniai. Mes vadėjom Vytūniai. Vytautas Žagaras, apdovanojimas 30 metų iš Afganistano švietimo medaliu. Už paramą skraidant statusą. Sutinkat su manim? Sveikinus tik. Gerai, Vytautai, rytoj, kad turėtų paskutinės, kai eisi į orą leidai, sukūrei sniegyno gilumoj, ledyno aukštumoj, kalnynų mano juokas aidai. Vidury žemyno prie vandenyno mano įprastui orą leidai, sukūrei sniegyno gilumoj, ledyno aukštumoj, kalnynų mano juokas aidai. Vidury žemyno prie vandenyno mano įprastui orą leidai, sukūrei sniegyno gilumoj, ledyno aukštumoj, kalnynų mano juokas aidai. Vidury žemyno prie vandenyno mano įprastui orą leidai, sukūrei sniegyno gilumoj, ledyno aukštumoj, kalnynų mano juokas aidai. Aš net nesitikėjau, kad jūs būsit čia. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame dainuot, nebesirenka kaimynai pas kitus pavakarus. Sveikinam. O anksčiau tai bičiuliavo, šventę švęsdavo kartu, ūsus merkdavo į alų, geso lempa nuo kalvų. Ūsus merkdavo į alų, geso lempa nuo kalvų. Lietuvos Nuostabaus. Ateikit, ateikit čia po. Prakaitas spardėjo, širdžiai gera ir smagu. Degdavo smagiai lyg ryto, joninių aukšti laužai, o sėkminės apkaišytos puošėsi žaliais beržais. Lietuva artojų žemė, žemė protėvių darbščių,
laiką, kad būtų viskas labai smagu. Nepamirškim papročių ant plataus Europos kelio. Nepamirškim papročių. Lietuvos laukai skambėjo šienapjūtė dainų. Sūrus prakaitas valdėjo. Kiti miestai taip pat įamžins. Visi telšia, ką man negera, aš netikras netikras žematis. Aš tauragiškis, aš sakau, vis tiek musiek, žinai, nu žemaitis, bet vat kaip netikras į viskas. Vienaulik. A ne. Sūrus prakaitas vardėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukai skambėjo, šienapjūtė nuo dainų. Sūrus prakaitas vardėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukai skambėjo, šienapjūtė. Sveiki! O čia Kaunas, a kas? O jūs piešėjas toks, kur aš tokių piešinių niekada negalvojau, kad jūs tokį talentą turite. Dieve. Čia tas pats piešinių talentų. Bet tai užaugo. Čia paskutiniai mano. 5 sūnus. Na, žinau. Sveiki. Čia įamžinims, kad netikrų žemačių, kad Kauną sutikim su Jonava. Aš Rimuko mačiau, nu jie ten žinai. Nu, faina. Su klubo mama susipažink. Nu, susipažink, čia klubo mama yra. Aš jau pažįstama ir mačiusi. Ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. На лунный свет дрожит в твоих глазах. И слышу, мы как бьются наши сердца. Милуется все, что с тобой. Мы в этот час загадали. Зажиляли тираны. Чернігова, Сергія. Це vieną kartą Чернігова iš rusų armijos. Vieną laimėjau. Я тебе знаю, по дібровах зелені. Gero renginį sąskrydžio pradžiai, šiek tiek prajudinti moteris, mergaitės ir su moteriškėjusius vyrus, kurie užima pačias pagrindinės vietas. Tai va, kur? Prie stalo, prie moterų. Tai va, tai Efrema pristatys, ką mes čia turime svečiuose ir ką čia šiandien norėsime nuveikti trumpai. Šis vakaras yra ypatingas, puikiai žinot, kad Liepos 26 yra Šventos Onos diena. Ir į svečius pasikvietėm gerbiamą Jurgitą. Nežinau, kas net tauragiškiai, galbūt Jurgitos nepažįsta, tai yra nuostabus, labai fainas, mielas, puoselėjantis kultūros žmogus. Jurgita, gal pasakysi savo tos pareigas Norkaičių tradicinio matų ir etnokultūros centro vedėja. Bet galvojam, kad lyg tai reikia sutrumpinti pavadinimą iki iki etnocentro. Etnocentras, Raimondas. Malonu. Oi, opa. Jėga. Tai aš ruošiau savai, bet man tai būtų fainė, kad aš matyčiau nejumis veidą. Gera. Nes jau Tuzlava nesmagia tik dėmesį gaudama iš jūsų. Veina paveina. Pirms klausims, vietinė tauragiškė musė negal dalyvauti. Dėl to, kad muni pažįst, tai negal dalyvauti tame konkurse.
Aš žinau, kad organizatorė tur 5 prizus ir galvojam panaudoti dabar pokalbę eigo, kadangi aš šneku tokia žemaitiška tarme, suprantat, kad ne peitų žemaičių, ne Tauragės tarme. Tai kas pasakys, kokią tarmę šneku, iš kur ta tarmė yra, miestą, bent jau, tai gaus pirmą prizą. Tai jūs sakėt ruošiu prizą. Pasakysiu taip, Šilalės, tai žagungas tai tikrai, ne? Šilalės yra švelnesnė. Tur Šilalės, į tarmė Šilalės, dėl to kalbėjimo Šilalės. Būna vynas duonininkai. O tai kvieta ar nesiskaita? Bet dabar atspėkit kalbą, kad neširnuoja kokį biškį. Šilus Palanga, nesilutinė Palanga, ne Mažeikė. Aš galvoju, kad kai aš studijavau prieš kursus, aš ruošiaus visai kitaip. Kai aš studijavau psichologija, šitą nesu studijavusi, gyvenime iššūkis labai sėkmingas, kad aš susitikau ir dirbu tame savo mėgstamam darbe. Bet kai aš studijavau, mums reikėjo atlikti eksperimentą, tyrimą. Ar vyrai, pagal taktikos klausimus reikia pasiskaičiavimą, ten sakysim, čia nesvarbu. Ar mūsų lietuvė vyra sumoteriškė per laiką, o moteris su vyriškė ir... Be tyrimo. Nu, pasakykit. Aš atlikau 100 žmonių tyrimą. Apie mane tai negali būti. Daiva, tu pasakyk, dar. O, dar. Geria tikrai su moteriškėlė. Dėl to, kad tu Atsiprašau, ar jūsų vyras geria alų? Sausainius valgo. Visiškai atskirai. Tik vyrai, agirdai, čia diskriminacija mūsų pusė. Ne, palaukit. Bet kai aš pristačiau savo rezultatus ir dėstytojams pasakojau, Anė nepatikėjo, pasakė, kad mūsų lietuvių daugiau yra vyriški ir moteris tikrai yra moteriškas, bet faktą parodė, kad per kai kuriuos per gyvenant metams, gyvenant šeimoje vyras, moteris iškubį perėjus valdžią ir pradėt smaugti vyrus. Jo. Tu, nesuoki, malku netinsukapuoja, nesipsudį, neturi storumų, net patvarkė, vantų nemūk tvarkyti, remontų nemūk daryti, robostų nepastatyti, batų nenusimalinėjai. Ir tu triusikų niekada nepadėti. Jis priskalbenkis, sudėti šalia ir stiklinį nekriauklį, bet ant stalą. Ir milijonų tokių reikalų vyra atkent per daug metų, netoleruoju, daug moteris faktų sauginys, ten mėgsta ir saleriai badų patiestų. Tada, kai šitaip yra, spjauni ir pas kitą. O pas kitą visiškai tas pats. O metus būni tada gerai. Ramus tada būni.